tikrai ne kartą esu minėjęs, kad santykiai yra gyvas organizmas ir tai yra pastovus darbas juose, tam, kad rezultatas tenkintų, tam, kad neštų laimę, kad būtų malonu juose būti ir abudu asmenys juose augtų. Šiandien noriu pasijuokti iš savęs. Vakar kaip tik pasidalinau postu apie vyrų ir moterų komunikacijų skirtumus. Ir šiandien mano mergina paskambino norėdama pasidalinti geromis naujienomis. O šitas geras naujienas pradėjau gerinti. Brangus, mokinės ir mokinės. Tai visiems tai būna natūralu, visi mes žmonės. Ir jeigu aš nebūčiau susidūręs su iššūkiais ir nesusidurčiau dabar, aš nesugebėčiau parodyti savo klientams, padėti jiems atrasti jų pačių unikalaus kelio. Todėl yra svarbu daryti, mokintis kaip nedaryti, daryti naujas klaidas. Ir taip aš galiu ir pats patirti gyvenimą ir santykius kitaip. Plius galiu savo klientams parodyti, kaip gali būti. Geros dienos.